Sveiki, mano vardas Rytis, esu įmonės Plumbera vadovas. Mes dirbame su šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimu. Šiandien noriu Jums papasakoti apie šildymo sistemų įrengimą ir galbūt problemas, kurių galėtumėte išvengti statydami namą. Visų pirma, apie dujų katilinę. Yra galimybė dujų katilą jungti standartiniu būdu, visiškai nesukant galvos, apie schematiką, kažkokią įsidėstymą. Tai yra nurodyta katilo instrukcijoje, bet tokiu būdu turėtų būti valdomas katilas arba nuo lauko temperatūros, arba tiesiog išvis be temperatūros daviklių, kai yra nustatoma tiesiog viena pastovi temperatūra ir jisai dirba. Tokiu būdu pastate neturėtų būti jokių uždarimo būdų. Tai reiškia, kad neturi būti zoninių šildymų arba vieno pagrindinio daviklio nuo katilo. Tai jūs galite rinktis, nes A klasės pastatuose dažniausiai žmonės mėgsta įsidiegti išmanius namus, viską valdyti atskirais kambariais ir panašiai. Sprendimas numeris 1. Nuo katilo pajungite katilo originalų termostatą ir sumontuojate jį svetainėje. Pagrindinėje patalpoje, ar tai virtuvė, ar svetainė, kur pastoviai būnate, ir katilas reaguodamas į tos patalpos temperatūrą, neatsižvelgdamas nei į vonias, nei į miegamosius, nei kitus, jisai įjungs arba išjungs šildymą, kai bus pasiekta atitinkama reikšmė. Tokiu būdu vėlgi katilinė schema gali būti supaprastinta. Bet jeigu pereinam prie zoninių patalpų valdymų, tai yra termostatai, automatika, tai reikėtų rinktis jau rimtesnę sistemą. Paaiškinsiu kodėl. Kiekvienas kontūras turi atskirus žiedus, automatika uždaro tų žiedus, susispaudžia ir kas vyksta su katilu. Katilas tuo metu praranda savo srautą, negauna grįžtamos temperatūros ir jis įsijungia. Išsijungęs katilas, ką daro? Jisai miega ir vėl laukia, kol galės pasikurti. Kiekvieną kartą pasikurdamas jisai taktuoja ir sunaudoja didesnį dujų kiekį. Tai katilui nėra sveika. Ką mes darome? Plumbera specialistai pirmiausiai išsiaiškina jūsų poreikius, įdiegia tinkamiausią schemą. Sumontuojame visiškai kitokią nestandartinę katilinę. Tai reiškia, kad prie visų to, kas yra būtina, magnetiniai filtrai, uždarimo, atidarimo armatūros ir visa kita, ko reikalauja katilo gamintojas, mes dar tuo pačiu įdiegiame ir hidroindą, papildomus siurblius ir pritaikome taip, kad jūsų automatika namų dirba savo, o katilas dirba savo. Ir daug metų pastoviai mažų galios režimu, katilas naudoja mažai dujų ir galima drąsiai teigti, jog 10-15 metų neturite jokių gedimų, kas liečia katilą. Antras labai svarbus aspektas galutiniui vartotojui - būtinai išreikšti savo norus, kiek naudos karšto vandens name. Tai dažniausia klaida montuotojų yra ta, kad jie parenka tiesiog iš galvos, iš oro, iš praktikos, kad galbūt užteks ten vienokios ar kitokios talpos boilerio. Bet iš tikrųjų realybė yra tokia, jog viską turim apskaičiuoti matematiškai. Reikia parinkti visus sanitarinius prietaisus, suskaičiuoti jų maksimalų pralaidumą vandens ir priderinti prie 80% apkrovos visų namų ir tada gausime tikslų skaičių, kiek mums reikėtų parinkti boilerį ir dar šiek tiek palikti rezervų. Tai tokiu būdu yra apskaičiuojamas ir tikrai nepritruks vandens. Dar kartais yra padaroma, sakykime, irgi didelė klaida, kad tiesiog dėl vietos trūkumo yra parenkama katilas su momentiniu vandens ruošimu, nors šeimoje name yra kelios vonios ir tikimybė, kad vienu metu naudosis keletas žmonių, tai tiesiog trūksta vandens, ne tik karšto, bet ir slėgis šokinėja. Tai čia irgi klaida numeris 2, kad negalima to daryti, neapskaičiavus visų karšto vandens poreikių ir debitų. Taip pat labai svarbu ne tik parinkti tinkamų dydžių boilerį, bet ir pastate montuojant vandentiekį paruošti tolimiausiam nepatogiausiam taškam recirkuliaciją. Kas yra recirkuliacija? Turbūt daug kas jos neturi, jau supratot, kad jos reikia, bet statybų metu galima iš karto įsirengti ir neturėti problemų. Tolimiausiai vonioj reikėtų atsivesti recirkuliacinę liniją, sumontuoti papildomą recirkuliacinį vandentiekio siurbliuką, kuris tieks jums vandenį suprogramuotų laiku, kad atsukus kraną galėtų per keletą sekundžių pritekėti karšto vandens. Trečia grubi klaida montuojant katilinę, būtent dujinę, yra tai, kad meistrai neatsižvelgia į dūmtraukio diametrą, vamzdynų ilgį ir alkūnes. Tai reiškia, kad jeigu tik iš praktikos bando montuoti vamzdyną kaip išeina,
ir neapskaičiavę gali susidurti su tokia problema, kad tiesiog turbininis dujų katilas nevalios išstumti garų per dūmtraukį ir to pasekoje sugedus laikui einant katilui, tai bus visiškai negarantinis dalykas. Dėl to reikėtų skaičiuoti prieš visus pasipriešinimus ir metražus ir alkūnių kiekius. Dažniausiai A klasės pastatuose yra montuojamos šildomos grindys. Bet montuojančių yra labai daug, bet problema yra viena, kad dabar visi viską moka, bet niekas normaliai nepaskaičiuoja projektų. Realybė tokia, jog reikėtų parengti šildymo projektą, apskaičiuoti patalpų atitvarų šiluminės vertes ir įvertinti kiekvienam kambaryje, koks turi būti vandens debitas ir kad atitiktų tiekiamas šilumos kiekis poreikius. Kiekvienas kambarys turi turėti atitinkamą poreikį ir mes jį nustatome tik projektiniu būdu. Taip pat labai svarbus aspektas montuojant šildymo sistemą yra pasipriešinimai ir alkūnių kiekiai. Reikia visais įmanomais būdais mažinti vamzdynų hidraulinius garsus ir pasipriešinimus. Tai reiškia, jog kad ir čia yra presuojamas plienas ir diametras, sakykime, didelis, bet mes būtinai turime valsuoti ne tik išorę, bet ir vidų. Diametrai turi būti paskaičiuoti ir atitikti projektinės reikšmes. Dažniausia klaida yra tai, jog parenkama tai, su kuo yra įpratę žmonės dirbti, bet nėra skaičiuojama, kiek srautų reikia vienam kolektoriui ar antram kolektoriui ir ar aplamai, ar katilinės kontūro prišimų schema yra tinkamo diametro. Tai tas pats liečia ir vandentiekį. Jeigu nepakanka srauto, nepakanka diametro, mes turėsime triukšmą vamzdyne, galim jį tiesiog fiziškai girdėti ir bus nepriteklius. Dėl visų šių priežasčių rekomenduojama kreiptis į plomberą specialistus, kurie be vargo parinks jums pagal jūsų poreikius namo inžinerijos sprendimus ir viską sumontuosime, parduosime bei suteiksime darbams 5 metų garantiją.